Labas, Dominyka. Labas, Greta. Labai smagu, kad tu čia atėjai ir šiandieną pasikalbėsim apie žmogaus įvaizdį, apie asmeninį prekės ženklą, taip vadinamą tą personal branding, ar ne? Ir aš taip pagalvojau, mūsų podcastai vis kažkaip rišasi. Tai praeitoj laidoj turėjom testavimo specialistą Mantą Aniulį ir aš sakiau, kad jeigu man lieptų įvardinti ar ne geriausią, saugiausią, tiksliau, mašinų prekės ženklą, sakyčiau, kad Volvo, o jeigu reikėtų geriausią QA specialistą testavimą, tai sakyčiau Mantas Aniulis, ar ne? Tai mes būtent apie tai šiandien ir pakalbėsime, ar ne? Apie tą sudarytą įvaizdį, apie tą tvirtumą, ar ne, savęs pavaizdavimą kažkaip visuomenėje ir nepristatymą. Tai aš norėčiau pradėti nuo tokio mini žaidimo su tavim. Tai yra, aš pabandysiu apibūdinti tave, kaip aš matau, ar ne, kaip tavo, man atrodo, tas asmeninis prekės ženklas. Tai aš sakyčiau, kad tu turi tokią tvirtą nuomonę, tokį tvirtą stuburą, bet tuo pačiu ir esi gana lanksti ar ne, nebijanti kažkaip keisti, tobulėti, esi labai linkusi dalinti savo patirtimi. Taip pat yra tavo, nežinau, man įstrigęs profesionalumas, toks taktiškumas ar ne, ir atrodo, kad tu kai kalbi, ne tiesiog kalbi, o kalbi istorijomis. Tai man šitas yra labai įsiminęs. Taip pat ir tavo toks vizualinis, ar ne, tu netgi, kaip pasako tavo vardą pavardę, man iš karto matosi ta tokia violetinė spalva prieš akis. Tai irgi yra vienas iš asmeninės prekės ženklo elementų, ar ne? Tai norėčiau, kad tu pasakytum, kokius tu akcentuoji ar ne momentus savo komunikacijų, savo prekės ženklę ir kas tau yra svarbiausia, ką tu nori perteikti ir kaip tu save transliuoji ar ne žmonėm. Kaip apskritai gimė tas tavo asmeninis prekės ženklas? Tai ačiū, Greta, už tokias įžvalgas. Šiaip labai smagu girdėti. Iš esmės sakyčiau, kad visos buvo labai taikliai pasakytos. Jeigu reikėtų pasakyti, koks yra mano išskirtinumas, lyginant su žmonėmis, kurie dirba panašioje srityje, čia būtent kalbant apie personal brandingą, tai aš dar pridėčiau tą mokslo dalį, nes man yra svarbu, kad tai nebūtų laužta iš piršto, kad tie patarimai ir įžvalgos nebūtų laužtos iš piršto, nesiremtų vien tik tai patirtimi, bet aš ir pati esu atlikusi ne vieną mokslinį tyrimą ir taip pat labai domiuosi, kas vyksta būtent ir mokslo pasaulyje šitoje srityje. Nes iš tikrųjų daug dalykų jau galima pamatuoti. Aišku, socialiniuose moksluose kartais tai yra padaryti sunkiau, bet būtent tas mokslo pagrindas, sakyčiau, dar yra ta viena savybė, kurią aš stengiuosi pabrėžti. Na, o jeigu kalbant apie mano pačios kelią į apskritai asmeninio prekės ženklo vystymą ir kaip aš tas sritimis susidomėjau, tai aš truputėlį grįšiu į ankstesnį etapą, bet nuo ko viskas prasidėjo, tai aš 2013 metais pradėjau savo doktorantūros studijas ir iš pradžių dirbau prie vienos temos, po ten kelių metų pakeičiau į kitą temą ir jau buvo ta tema susijusi su socialiniais tinklais, bet iš įmonės perspektyvos, tai iš esmės kaip rinkodara socialiniuose tinkluose veikia naujų įmonių rezultatus. Ir aš jau buvau atlikusi savo pagrindinį tyrimą ir tada supratau, kad aš neįtraukiau vieno labai svarbaus kintamojo. Tos asmeninės komunikacijos, vadovų komunikacijos, darbuotojų komunikacijos, kuri taip pat turi labai didelę įtaką ir aišku, tą buvo padaryti per vėlu, čia kalbu apie kokius 2017 metus, bet aš sau daviau pažadą, kad aš prie šitos temos dar grįšiu iš tos mokslinės pusės. Bet tuo metu, apie 2018 metus jau tokios brendo idėjos sukurti kažką tai savo šitoje srityje, pradėjau stipriau domėtis dar anksčiau, pirmosius straipsnius populiariai žiniasklaidai parašiau berods 2016 metais šitą temą. Ir iš esmės tada 2018 metais, kai aš taip dar kol kas neformaliai, bet startavau, tai Lietuvoje beveik niekas apie tai nekalbėjo. Labai buvo tik tai užuomazgos. Ir tas man davė tokį vadinamąjį pirmojo pradininko pranašumą, tas first mover advantage, angliškas terminas yra. Bet iš tikrųjų viskas prasidėjo turbūt dar anksčiau, tik aš to ilgą laiką nesupratau.
Tai mano pačios istorija ir kodėl aš šiandien, ypač kalbėdama apie personal brandingą, tokiuose vadybinėse kvalifikuotų profesijų, žmonių gyvenimų kontekste, aš labai akcentuoju LinkedIn. Aišku, tai nėra pats geriausias kanalas, nes kanalas yra geriausias tas ten, kur yra mūsų auditorija, apie tai dar pakalbėsim. Bet tai va čia tie patys 2013 metai ir kaip aš pradėjau tą doktorantūrą studijuoti. Ir istorija buvo tokia, kad aš mokiausi Olandijoje, baiginėjau savo magistro studijas ir gyvenimas buvo suplanuotas, darbo sutartis pasirašyta, nuo rugsėjo 1 turėjau pradėti dirbti savo tuo metu svajonių įmonėje Amsterdame. Ir tą vasarą aš keliavau po Pietryčių Aziją. Ir tuo metu aš jau turėjau LinkedIn profilį. Lietuvoje dar tai nebuvo labai populiaru, bet Olandijoje, Nyderlanduose ieškant darbo pozicijų man jo reikėjo. Ir tikrai darbo patirties aš solidžios neturėjau, tai buvo vos keletas praktikų. Bet tas profilis atrodė gerai, jis buvo tvarkingas ir ta visa informacija, ką jau ten aš galėjau užpildyti, ten buvo pateikta. Ir vieną dieną tą vasarą aš gavau labai netikėtą žinutę iš vieno profesoriaus, kurio nepažinojau ir kaip išsiaiškinau, kad tai nebuvo jo kreipimasis dėl kažkokios tai gautos rekomendacijos apie mane, jisai tiesiog per paiešką pagal raktinius žodžius mane susirado, nes ieškojo doktorantų. Ir ta žinutė skambėjo taip: Dominyka, ar jūs domintų doktorantūros studijos? Ir į doktorantūrą aš negaliu pasakyti, kad aš apie tai nebuvau pagalvojusi, taip, aš kažkuriuo metu buvau apie tai pagalvojusi, bet aš tikrai nieko dėl to aktyviai nedariau. Tai buvo galimybė, kuri atėjo pas mane. Ir tuo metu man atrodė, pasisekė, laimingas atsitiktinumas, ar ne, kažkas mane atrado, parašė ir aš galiausiai sutikau, atsisakysi kitų galimybių. Bet vėliau, kai aš pradėjau gilintis į būtent tą personal branding, aš supratau, kad tai nebuvo laimingas atsitiktinumas. Nes vienas dalykas, jeigu aš nebūčiau turėjusi šito kanalo, to nebūtų įvykę greičiausiai, nes jis tiesiog manęs nebūtų atradęs. Jeigu aš būčiau turėjusi šitą platformą ar ne profilį joje, bet ta informacija, kurią aš būčiau apie save ten pateikusi, būtų nepakankama, ar netvarkingai pateikta, ar nepilnai pateikta, vėlgi, greičiausiai tai nebūtų padarę jam kažkokio tai įspūdžio tam, kad jis man parašytų ir pakviestų mane studijuoti. Tai iš esmės kanalas ir turinys jau tada man davė tam tikrą galimybę, apie kurią aš net nebūčiau pagalvojusi. Tai aš šitą istoriją dažnai pasakoju ir pasakoju ypač tada, kai žmonės kartais netiki, ar ne, sako, kam čia reikia, galbūt aš ir kitais būdais galiu pasiekti ir taip, tikrai yra tam visai kitų kanalų, bet kartais tai gali duoti tam tikras galimybės, apie kurias mes šiandien net nepagalvosime. Tai va, o jeigu ten toliau tęsiant, ar ne, tai tada atsiradus tai veiklai, tai oficialiai Persona Cognita mano įmonė atsirado 19 metais ir mano pirminė mintis buvo, kad aš dirbsiu taip one-on-one, bet tuo metu aš jaučiau, kad rinka dar gal nėra tiek subrendusi, ypač žmonės, kurie mokėti už tokią paslaugą turi iš savo kišenės, tuo metu nematė tiek daug vertės. Dabar situacija yra pasikeitusi. Dabar yra vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie supranta to vertę, kurie nori tai investuoti. Bet tuo metu tas buvo sunkiau, bet labai greitai atėjo poreikis iš rinkos, iš įmonių, kurios suprato, kad tą personal brandingą jo gali mokyti savo darbuotojus tam, kad darbuotojai galėtų plačiau skleisti žinutę apie įmonę ir ne tik tai skleisti žinutę, bet ir taip pat stiprinti įvaizdį jos. Tai ypač employer brandingo, darbdavio įvaizdžio formavimo kontekste tas yra populiaru, bet ir šiaip bendro žinomumo. Ir tai prasidėjo mano kelias į būtent personal branding sritį. Tokia sutrumpinta istorija. O jeigu taip, žinai, va tiem, kurie klauso ir dabar vis tiek visi daugiau mažiau supranta, kas tai yra, bet šiek tiek giliau, plačiau į tai įnerant, kas apskritai tas yra asmeninis prekės ženklas. Man labai patinka tas posakis, kad tai yra tai, ką žmonės šneka, kai mūsų nėra. Tai tikriausiai mes turim tos skirtingus paveikslus, nežinau, prieš draugus, pažįstamus, šeimą ar ne, vienokį turim kažkokį įvaizdį, galbūt prieš klientus darbo aplinkoje jau turime kitą įvaizdį. Bet kas tas yra asmeninis prekės ženklas ir ar tikrai ten reikia, žinai, labai daug investuoti, kad jį turėti? Tai labai gerai, kad paklausai apibrėžimo, aš labai mėgstu apibrėžimus, gal dėl to, kad ateinu iš tokios akademinės mokslinės bendruomenės. Tai asmeninis prekės ženklas, paprastai žodžiais kalbant, yra ne kas kita, kaip žmogaus vidinis jausmas, nuomonė, įspūdis apie kitą žmogų. Ne? Tai aš sutikusi naują žmogų renginyje ar
konferencijoje, nesvarbu, ar aš su juo pasišnekėsiu, bet jeigu aš jį pamatysiu, jeigu aš, pavyzdžiui, paklausysiu jo pranešimo, aš iš karto kažkokį tai įspūdį susidarysiu. Lygiai taip pat kiti žmonės apie mane susidarys įspūdį. Paklausę šito podcast'o, pamatę įrašą LinkedIn'e, susipažinę gyvai, iš karto kyla tam tikros asociacijos. Tai iš esmės tai, ką apie mus galvoja kiti, kai mūsų nėra kambaryje, ką pati ir minėjai, tai irgi yra tas labai teisingas apibrėžimas. Bet būtent šitas apibrėžimas, ką jisai pasako, kad kiekvienas žmogus turi tą asmeninį prekės ženklą. Tai nėra taip, kad aš turiu arba neturiu, ar čia turiu turėti kažkokį tai sekėjų skaičių, kad aš turėčiau asmeninį prekės ženklą. Ne, visi mes turime. Bet ne visi tą išnaudojame strategiškai. Ir vėlgi, ar ne, tai ne sekėjų skaičius apsprendžia, ar tas asmeninis prekės ženklas yra stiprus ar ne, bet iš esmės aš labai dažnai mėgstu sakyti, kad yra dvi sąvokos. Tai yra tas identitetas ir yra įvaizdis. Tai identitetas yra apie tai, ką aš savo pasakau, kas aš esu. O įvaizdis yra tai, kaip mane mato kiti. Ir kuo šitas persidengimas yra didesnis, tai tuo stipresnis asmeninis prekės ženklas. Tai pavyzdžiui, tas žaidimas ar ne pradžioje, kai tu vardinai tam tikras mano savybės ir jeigu būtum pasakius tam tikrus žodžius, kurie nerezonuotų man, tai reiškia, aš galvočiau, kad, vadinasi, aš kažką darau ne taip, nes apie mane galvoja kitaip, negu aš norėčiau. O jeigu aš jaučiu ir aš tą asmeniškai jaučiu iš ateinančių klientų, iš užklausų, iš to, dėl ko į mane kreipiasi, tarkim, žiniasklaida, kokį komentarą duoti viena ar kita tema, tai aš jaučiu, kad taip, man pavyksta iškomunikuoti tas temas, kuriuose aš turiu žinių. Tai iš esmės tas kuo stipresnis asmeninis prekės ženklas, tai reiškia, kad kuo geriau mane identifikuoja kiti žmonės taip, kaip aš norėčiau, tai vadinasi, jis tuo ir yra stipresnis. Iš esmės dėl to tu ir čia, ar ne? kai apie šitą temą pasvarščiau, iš karto pagalvojau apie tave, tai labai čia irgi labai stiprus ženklas. Tai kitas momentas, ar reikia auginti ir dabartiniam tokiam skaitmeniniam visiškai ar ne amžiuje, kam reikia ir kodėl reikia auginti tą asmeninį prekės ženklą, nes sakytum, aš jeigu dėl darbo paieškos, kaip pavyzdys viena kryptis ar ne, tai aš galiu nusiųsti CV, pasidaryti jį gražų ir ką man čia kažką komunikuoti. Tai kada reikia, kada nereikia, kaip iš tavo patirties, ar ne, kai ateina žmonės, kokie jie ateina, ar ne, kurie jau nori auginti, kokia dabar yra situacija apskritai. Tai vėlgi, ar ne, tas kanalas, kurio reikia, priklauso nuo to, koks yra mūsų tikslas asmeninio prekės ženklo kontekste, nuo to, kur yra ta mūsų auditorija, nes, pavyzdžiui, ar ne, kas nors sugalvoja vystyti ten B2B verslą, ir kartais žino iš karto, kad yra ten 3 ar 4 pagrindiniai klientai, kurie yra tokie dideli, kad jų užtektų iš esmės, kad tas verslas važiuotų. Tai ir jeigu jie žino, kad tiems žmonėms, kad juos įtikintų pirkti iš savęs tam tikras paslaugas, labiau reikalingas tas asmeninis priėjimas, to ryšio mezgimas, tai gal socialiniai tinklai reikalingi tik tai dėl to, kad tai galėtų būti vizitinė kortelė. Bet jeigu mes norime pasiekti platesnį auditoriją, jeigu mes galime identifikuoti, kad mūsų auditorija yra viename ar kitame kanale, tai vadinasi, kad mes irgi ten turime būti, nes tikėtina, kad ten mus pastebės, kad ten mus atras. Tai bendrai gal aš papasakosiu iš savo perspektyvos, kokie yra pagrindiniai žingsniai, apie ką reikėtų pradėti galvoti, ir čia susijęs su tuo, ar reikės socialinių tinklų, ar nereikės tų socialinių tinklų. Tai iš esmės viskas prasideda nuo tikslo. Ar ne? Koks yra mano tas asmeninio prekės ženklo tikslas? Ir jų gali būti skirtingų, vienas žmogus jų gali turėti kelias. Pavyzdžiui, jeigu tai yra samdomas darbuotojas įmonėje, tai vienas iš jo tikslų gali būti susijęs su tam tikromis atsakomybėmis organizacijoje. Tarkim, ar ne, yra HR žmogus ir vienas iš tikslų, arba talentų pritraukimo žmogus, ir jo vienas iš tikslų yra pritraukti tam tikrus darbuotojus. Ir galbūt jisai supranta, kad dėka savo asmeninio prekės ženklo ir komunikacijos tam tikrose kanaluose jisai gali pritraukti talentų ir tai jam bus naudinga darbe. Bet galbūt iš savęs jisai turi tikslą, jisai galbūt nori būti šitos srities ekspertas, nori būti matomas, nori būti pripažintas. Tas yra labai normalu. Tai gali būti tų tikslų keli. Pavyzdžiui, laisvai samdomiems darbuotojams, tai vėlgi jiems dažniausiai reikia klientų. Arba jie nori gauti organizacijoje tam tikrą darbą. Tai tas toks asmeninis tikslas, naujas darbas, svajonių darbas. Tai kur jis gali su tais žmonėmis susitikti, kur jisai gali būti pastebėtas, arba nebūtinai pastebėtas, bet kai jisai jau nusiūs vėliau savo CV,
Tai greičiausiai, ar ne, nors to kaip ir praktika nerekomenduoja daryti, tikrinti žmonių socialiniuose tinkluose, bet dažniausiai vis tiek visi taip daro. Tai jeigu aš nueisiu ir to žmogaus pasižiūrėsiu tam tikrus socialinius tinklus, aš galiu labai daug pamatyti, ar jis tikrai yra užsivedęs šitoje srityje, galbūt aš pamatysiu, kad jis jau ir dabar labai daug domisi ir dalinasi su auditorija apie tai. Tai man iš karto padarys tam tikrą gerą įspūdį. Tai tikslas. Antras klausimas yra, kas yra ta auditorija. Na, tai vėlgi labai skirtingai, jeigu aš esu vėlgi tas pats ar HR žmogus, arba darbo ieškantis ar ne žmogus ir ieškau darbo technologijų įmonėse, tai aišku, tie patys žmonės greičiausiai yra ir LinkedIn'e, ir Instagram'e, bet LinkedIn'e iš tos profesinės pusės greičiausiai jisai turės didesnę galimybę atkreipti dėmesį žmonių, kurie ieško darbuotojų į komandas. Bet lygiai taip pat, ar ne, tas kitas kanalas, jeigu jisai nori išnaudoti ir žmogus jaučia, kad tas kitas kanalas yra labiau jo stiliaus, tai lygiai taip pat, ar ne, nes dažniausiai tas pats žmogus, nesvarbu kokiais profesija užimas, greičiausiai bus skirtingose kanaluose, tik jos gali naudoti skirtingais tikslais. Tai bet klausimas, ar ne, kad tada aš įsivardinu, kas yra ta mano auditorija, ir klausiu, kur aš su ja galiu susitikti, kokiuose kanaluose. Ir labai dažnai būna, kad žmonės sako, na tai mano auditorija yra visi. Nu, man visi svarbu. Ir čia yra vienas geras labai Seto Gaudino, vieno iš marketingo tokio ekspertų, sakyčiau, vieno žinomiausių šiuo metu pasaulyje knygų autoriaus Seto Gaudino pasakymas, kad everyone is not your customer. Tai kiekvienas nėra mūsų vartotojas, ar ne? Jie gali būti mūsų vartotojai labai skirtingo amžiaus, gyventi skirtingose vietose, bet jie vis tiek turės kažką tai bendro. Motivacija tam tikrą, asmeninės savybės ir panašiai. Tai išsigryninam, kas yra mūsų auditorija personal brandingo kontekste. Tada trečias dalykas yra tai va, tas visas asmeninis pozicionavimas. Kas aš esu? Kokios yra mano tam tikros savybės, tiek skillsai iš profesinės pusės, įgūdžiai, galbūt asmeninės vertybės, galbūt aš čia galiu atrasti kažkokį tai išskirtinumą. Ir čia va šitoje vietoje vėlgi dažnai būna klausimas, tai aš nelabai žinau, kaip čia man išsiskirti, aš gal ten tik tai pradedu ar ne, baigiau pirmuosius mokslus tam tikroje srityje, aš negaliu pasakyti, kad aš esu geriausias ar novatoriškiausias, bet galbūt tada žmogus gali išsiskirti kitais dalykais, galbūt yra kažkokie laisvalaikio pomėgiai, kurie tiesiog ar ne surezonuos su ta tikslinė auditorija. Tai mes neturime bijoti tam tikrų savo neprofesinio gyvenimo sričių ir kartais paminėti ir jas, nes žmonėms tas gali irgi labai rezonuoti. Ir tikrai, ar ne, kai žmonės sako, aš ten po pamokiniai veikloje ar ne po darbiniai veikloje turiu papildomų hobių, ar man verta apie juos kalbėti. Ir aš dažniausiai sakau, kad taip, aišku, priklausomai nuo to, kokie yra, bet viskas pateikimo klausimas. Bet iš tikrųjų, tas žmogų padaro tik įdomesnį. Tai tas visas pozicionavimas, tas asmenybės dalis yra trečias elementas. Tada yra patikimumas. Kas parodys, kad manimi galima pasitikėti, ypač profesinėje srityje. Tai aišku, išsilavinimas, sertifikatai, tam tikros patirtis darbinės, rekomendacijos. Visi šitie dalykai turi būti skaitmeninėme pėdsake, socialiniuose tinkluose. Ir čia mes galėtume kalbėti apie tai, kad reikia tos profilius turėti tvarkingus, nes niekada negali žinoti, kas į tą profilį gali užklysti. Tai tas patikimumas, jeigu šiandien dienai aš noriu būti kažkurioje srityje matomas kaip ekspertas, bet aš jaučiu, kad man trūksta, ar ne, to patikimumo, tai aš tada klausiu savęs, ką aš galiu dėl to padaryti, kur aš galiu pasimokyti nueiti, kas rinkoje man duos tam tikrą patikimumo garantą. Tai tas irgi, ar ne, yra klausimas labai svarbus prieš pradedant komunikuoti. 5 tada jau elementas yra kanalai. Tai aš jeigu žinau savo tikslą, žinau, kas yra mano auditorija, žinau, kaip aš noriu save pozicionuoti, žinau, dėl ko aš galiu būti ir atrodyti patikimas, tai kuriuose kanaluose aš su ta auditorija susitiksiu. Ir kanalai, ar ne, vėlgi, tai nebūtinai yra socialiniai tinklai, tai gali būti offline ir online kanalai. Apie offline kalbant, tai netgi yra tas 1-ant-1 susitikimas, tas pats darbo pokalbis, ar susitikimas konferencijoje, networkingo renginyje, kaip aš save pristatysiu. Ir čia vėlgi, ar ne, mes matom, kad tie visi žingsniai vienas su kitu susiję, nes jeigu aš žinau, kaip aš save pozicionuoju, žinau, ką aš apie save noriu pasakyti, man gerokai bus lengviau tame kanale save parodyti. Tai ta pati organizacija, kai kurie žmonės nori organizacijos viduje, jie jau turi darbą, jie nori daryti augimą. Tai vėlgi, ką aš galiu dėl to padaryti, ar ne, ir kaip išsiskirti. Socialiniai tinklai, tai aišku, ar ne, turime jų netiek jau ir daug tų pagrindinių. Tai klausimas irgi dažnai būna, ar kuo daugiau kanalų, tuo yra geriau. Tai tikrai nebūtinai, ar ne? Tai vėlgi priklausomai nuo mūsų laiko resursų, priklausomai nuo mūsų tikslo, aš sakyčiau, ypač pradžioje, jeigu žmogus tik tai pradeda šitą kelionę aktyviai, tai geriau susifokusuoti į vieną kanalą, jam skirti dėmesį, daryti tai kokybiškai. Tada po kanalų eina
komunikacija, tai iš esmės turinys. Ir čia pagrindinis pasiūlymas yra išsigryninti savo komunikacijos kryptis. Kokiomis kryptimis aš noriu kalbėti, nes jeigu kalbėsiu apie viską, tai klausimas tada auditorijai bus, tai apie ką jinai iš viso yra. Tai tokių visų sričių ekspertų nebūna. Tai geriau truputėlį susifokusuoti, aš sakyčiau, 2, 3, 4 tokios kryptis galėtų būti. Pavyzdžiui, aš savo esu seniai pasakius, kad aš kalbu apie personal brandingą, kalbu apie rinkodarą, kažkiek apie švietimą. Dabar darbdavio įvaizdžio kontekstas yra turbūt naujausia tema. Na ir kartais sau leidžiu tam tikrom kitom temom pasisakyti, jeigu man tai tikrai labai yra įdomu, bet tas kokių 20% maksimum sudaro. Tada kitas klausimas yra, kas yra tie mūsų kontaktai, ar ne, žmonės, kurie mums yra reikalingi, kad pastiprintų mūsų asmeninį brandą. Tai vėlgi, ar ne, jeigu mes aplikuojame tam tikrą poziciją, ten prašo rekomendacijos, kas ją mums rašys, kas yra tas žmogus, kuris prisidės prie to, kaip mus matys, ką mes norime turėti savo kontaktų rate ir panašiai. Tada nuoseklumo dalykas, ar ne, vėlgi savo reikia įsivardinti ypač pradžioje, kaip nuosekliai aš vystysiu tą asmeninį prekės ženklą, nes vienkartinės pastangos dažniausiai didelio rezultato neduoda. Ir galiausiai įrodymas, tai kas patvirtins, kad mano asmeninis prekės ženklas veikia. Tai čia mes grįžtame prie tikslo ir tada jau galvojame apie konkrečius dalykus. Na, jeigu aš noriu būti savo srities ekspertas, pripažintas, tai vad kas man būtų tas pripažinimas, nes kiekvienam žmogui tas pripažinimas labai atrodyt gali skirtingas. Vienam tai bus tas kvietimas šnekėti tam tikrą temą konferencijoje, kitam bus gautas darbo pasiūlymas, klientas ar panašiai. Tai savo svarbu atsakyti tuos klausimus, nes tada, kai tie rezultatai ateis, bus iš karto aišku, ne, kad tai veikia. Tai tokie pagrindiniai dalykai. O jeigu taip pagalvojus apie, tu sakai viską taip vientisai, žinai, gražią puzlę sudėlioji, bet tikrai matau tokių atvejų, kada labai skiriasi žmonės, pavyzdžiui, vienam socialiniam tinkle ir kitam, ar ne? Pavyzdžiui, LinkedIn'e jie kažkokie, nežinau, profesionalūs, kalba ten tik tam tikromis temomis, ar ne? Bet jeigu atsidarai, nežinau, Facebooką, Instagramą, ar ne, pasižiūrėti tose socialiniuose tinkluose komunikaciją, matai, kad yra, visiškai, atrodo kitas žmogus, kitas paveikslas ir iš dalies galbūt pasimeti ir galvoji, ar čia yra tiesiog atskirimas to digital, ar ne, ir to tikrojo gyvenimiško aš. Kiek tai daro įtakos tam asmeniniam prekės ženklui? Turėtų būti vientisumas. Šiaip jau turėtų būti vientisumas, bet galbūt tokiu atveju žmogus savo yra pasakęs, kad, na, pavyzdžiui, ar ne, LinkedInas tai yra tas profesinis kanalas, o ten Facebookas ar Instagramas, aš ten komunikuoju, rašau, rodau savo tą, pavadinkime, tikrą gyvenimą, kalbu apie hobius ir panašiai. Tai gali būti žmogus specialiai tą nusprendęs daryti. Bet tokiu atveju aš turbūt, jeigu, ar ne, siekiama yra tam tikrų profesinių rezultatų, norima save pateikti profesionaliai iš profesinės pusės, aš siūlyčiau tada tuos kanalus, kur jau žmogus ar ne, yra visiškai atviras ir ten galbūt rodo per daug, lyginant su to, kas patiktų ar ne, tiems potencialiems darbdaviams ar kolegoms ar klientams, aš siūlyčiau tuos kanalus laikyti uždarus, tai yra tik tai savo artimai aplinkai. Bet šiaip jau taip neturėtų būti, ar ne? Normalu, kad skiriasi turinys, nes galbūt aš irgi, ar ne, Instagram'e sau leidžiu truputėlį daugiau, ar ne, ir daugiau turiu omeny, kad ten parodyti ir šeimą dažniau, laisvalaikį, daugiau kelionių, gyvenimo būdo, o LinkedInas yra vis tiek labiau apie profesinę sritį, bet vis tiek žiūrint į aprašymus ir kai kur tas turinys kažkiek tai persidengia, yra panašių tematikų, tai vis tiek tas vientisumas jisai turėtų būti, šiaip jau. Tai tada, jeigu ar ne visiškai norima kažkokį tai turėti kitą kampą, aš siūlyčiau geriau tai pasilikti savo. Bet vėlgi, galbūt žmogus specialiai tai pasidaręs, ar ne, galbūt jisai LinkedIn'e intriguoja ir sako, na, jeigu norit pamatyti mane už darbo ribų, tai aplankykite mano Instagramą. Tai tas toksai cross, nesellingas, bet cross promotionas skirtingų platformų jisai irgi veikia. O kaip atrasti tą savo kabliuką, žinai? Aš kaip ir sakiau, pagalvosiu apie tave, matau tą iš karto spalvą. Ir aš pati, kadangi dirbu toje pačioje srityje, tikrai ateina pas mane irgi žmonės ir sako, ar man čia dabar kažkokį brandingą jau darytis, kažkokį brandbuką, žinai, dėliotis, kaip man atrasti čia gerai, aš žinau, ko aš noriu, savo tikslus, aš žinau jau išsigryninęs, kas aš esu ir apie ką, bet kaip man tai pateikti, ar tikrai čia kiekvienam reikia kažkokio
tų detalių, jos tikrai padeda, ar ne, tam irgi atpažįstamumui, nes tu vis matai kažkokią stiliaus detalę, kažkokį foną, ar ne, tau padeda įsiminti. Bet kiek reikia tų pastangų įdėti, kad jeigu tu nori jau tikrai būti žinomas, top ir turi tos savo kažkokius tikslus? Aš jau gailiuosi, kad violetinę šiandien nepasipuošiau spalva. Svarsčiau, bet kažkaip pagalvojau, kad šiandien būsiu žalia. Tai yra kito brendo, prie kurio dabar irgi dirbame spalva, tai yra susiję. Bet aš gal dar prieš tuos vizualinius, ar ne, ir tokius labai matomus aspektus norėčiau išskirti tą kabliuką bendrai, ar ne, tą išskirtinumą. Ir dažnai būna, aš labai turiu aiškę savo pareigybės, ar ne, ar kaip pozicijos pavadinimą, į kurią aš noriu aplikuoti, arba jau joje esu ir ten save pozicionuoju, bet kaip atrasti dar kažką šalia to. Tai jeigu žmogui pačiam sunku tai įsivardinti, tai aš siūlyčiau paklausti kitų žmonių, kurie yra aplinkoje. Ir kartais tokią užduotį duodu ir prašau tada žmogaus, kad jisai tokį labai trumpą, dažniausiai būna kelių klausimų klausimyną, išsiųstų savo artimai aplinkai, arba tiesiog apskambintų, arba parašytų per Messengerį ar kitas aplikacijas. Ir kartais žmonės labai įdomių įžvalgų gauna, apie kurias jie net nepagalvoja, nes mes kartais save matom vienaip, o tada aplinka mums sako, bet taigi tu ir tau taip darai, fainai ir čia taip gerai ir visa kita. Tai kartais ar nereikia paklausti to, ką žmonės ir kiti mato. Tas mums gali padėti. Bet šiaip ar ne, tai vis tiek yra toksai savęs nuolatinis pažinimas, kuo mes geriau save pažinsime. Čia jau pereinam turbūt ne tik į asmeninio prekės ženklo temą, bet bendrai tokia labiau psichologinė, tai tuo bus geriau, ar ne, tuo mums bus patiems aiškiau. Na, o kalbant apie tas išskirtinės, tam tikras vizualias ar kitas simbolinės detalės, tai jeigu ta žmogui ateina natūraliai, tai super, bet dirbtinai to galvoti, jeigu tas limpa, tai tada gerai, bet tai nėra kažkoks būtinas elementas. Bet tikrai gali padėti atkreipti dėmesį, jeigu bus naudojamas nuosekliai. Tai mano pačios, ar ne, ta istorija su violetinė nėra istorijos. Iš tikrųjų, man labai gaila dėl to ir manęs dažnai klausia, tai ta violetinė, gal čia yra kažkas, tai čia tavo mėgstamiausia visą gyvenimą spalva buvo, ar kažkuo tau jinai yra svarbi. Ne. Iš tikrųjų, aš kai pradėjau Persona Cognita, mano pirmas logotipas buvo labai minimalistinis, juoda balta, man tada atrodė, kad aš noriu visiškai eiti tokiu minimalizmo keliu, bet po to aš kažkaip jau ten po 1,5 metų kokių pagalvojau, kad ne, aš turiu labiau išsiskirti, bet taip iš vidaus atėjo, aš norėjau investuoti į tą dalyką, nors vėlgi ar ne, ta pati įmonė, tas prekės ženklas tikrai nedidelis. Ir ta violetinė buvo vienas iš 2 pasiūlymų grafikos dizainerio, bet aš tą minutę, kai pamačiau, aš tą spalvą įsimylėjau. Tikrai. Ir dabar tikrai ta violetinė spalva, jeigu yra proga, tai ir kartais neatsispiriu pagundai įsigyti kažkokį drabužį ir iš karto galvoju strategiškai, čia galėsiu eiti konferencijoje, kalbėti ant scenos ar kitose laidose ar kitose kontekstuose pasirodyti. Tai kaip tą atrasti, šiaip reikėtų iš tikrųjų pasižiūrėti savo, ar ne, aplinkoje, savo gyvenimo būdį, ar yra tokių dalykų, kurie pasikartoja. Pavyzdžiui, būna žmonės iš savęs, ar ne, jie yra ryškus, ar ne, yra ryški plaukų spalva, ar yra akiniai ryškios spalvos rėmeliais ir žmogui tiesiog patinka tai. Galbūt yra dideli auskarai, kuriuos nešioja, galbūt yra kažkokia tai spalva jau dabar dominuojanti aprangoje. Aišku, jeigu jinai yra ten juoda, balta, pilka, tai tada bus sunkiau išsiskirti, nors vėlgi, ar ne, gali tai būti irgi. Galbūt yra lūpdažio spalva, kuri dominuoja. Tai tiesiog yra stebėjimas, ar ne, iš pradžių. Gal tas jau yra natūraliai. Na, o jeigu taip norisi sugalvoti, tai tiesiog vėlgi, ar ne, žiūrėti, ieškoti ir galvoti, kas tikrai liptų man. Nes jeigu aš nuspręsčiau dabar, nežinau, pavyzdžiui, raudona nėra mano spalva. Jeigu aš nuspręsčiau, kad aš dabar rengsiuosi raudonai kasdieną, man būtų labai sunku. Nes tai tiesiog nėra mano. Bet taip, reikėtų ieškoti to, kas yra jūsų. Man labai patiko tavo pasakymas, kad nusiųsti draugam, aš asmeniškai esu taip dariusi. Netgi tokio irgi žaidimo pavidalu, žinai, toks koležas. Ten buvo gal 8 klausimai ir reikėjo vizualiai, ar ne kažkaip paprašyti, bet ten, kaip tu matai mane kaip spalva, kaip kažką, ar ne, toks labai linksmas, tarytum vaikiškas, bet aš atradau tą pasikartojimą ir atradau dalykus, kur visi mato, ar ne, vienodai manyje ir galvoja, blema, čia yra vat mano. Tai šitas gali irgi labai padėti. Labai.
Ir, žinai, yra vienas, ką mes apšnekėjom, kažkoks įsidarbinti, būti profesionalu. Kitas momentas yra būti populiariu. Vienas iš tikslų, ar ne? Ir tikrai įdeda be galo daug pastangų, matai profilių, kur atrodo viskas išgludinta, viskas pagal vadovėlį, ar ne, padaryta, bet vieniem pasiseka, kitiem ne. Kaip tau atrodo, kokia va to nepasisekimo, tai sakykime, priežastis? Ar tai neatitikimas kažkoks žmogaus, va ką ir kalbėjai, ne, kad aš pasirenku, kad aš toks, bet iš tikrųjų, aš vis dėlto netai spinduliuoju, kokios dar gali būti priežastis? Manau, kad veikia daug faktorių. Tai vienas dalykas, taip, jeigu aš bandau būti kažkuo, kuo aš nesu, tai ta aplinka jaučia. Aišku, tie žmonės, kurie manęs nepažinotų tikrame gyvenime, matydami turinį, jiems gal atrodytų, kad čia viskas ok, bet ilgainiui vis tiek tas pasijaučia ir vis tiek tas neautentiškumas, jisai yra vienas iš faktorių, kuris neleidžia pasiekti to tikslo. Bet kitas dalykas, ar ne, yra vėlgi kartais atsiradimas tinkamoje vietoje, tinkamų laikų. Bendradarbiavimas su tais jau populiariais, pavadinkime, su jais ten kažkokių bendrų projektų kūrimas. Tikrai kai kuriems žmonėms tas padeda. Bet kitas dalykas, ar ne, jeigu žmogus jis pradeda, ar ne, jisai nori ten tą bendruomenę užsiauginti didelę ir toks yra vienas iš tikslų ir tas sunkiai sekasi. Kartais tai vėlgi yra, ir tarkim, nėra biudžeto ten mokamai reklamai, nėra biudžeto, nėra tikslo ar ne, noro investuoti labai daug ar sąlygų tą padaryti. Aš visada sakau, algoritmas yra loterija. Visiška loterija, ar ne? Mes kartais, ir mane kartais tas pykdo labai dėl to, kad atrodo kartais rašai išsamų straipsnis, leidi valandas, ten pusdienį ar kartais ir daugiau, ten surenki tam tikrus duomenis, tikrai gludini tą informaciją, įkeli ir matai, kad auditorijai, gal per ilgas tekstas, gal nefokusuoja dėmesio, to nei įsitraukimo nėra didelio, nei pasiekiamumo didelio nėra. Ne visada tai būna, bet kartais tai būna ir tada labai liūdna. O būna kartais ar ne, ten įkeli selfie, parašai vieną sakinį ir ten sproksta. Tai ir tada toksai klausimas, tai ko tai auditorijai reikia? Ar jiems reikia visiškai tokio turinio spontaniško, tiesiog vizualiai ar nepatrauklaus, tą žmogaus veidą pamatyti, ar jie vis dėlto nori to gylio? Tai aš manau, kad reikia miksuoti. Aš manau, kad vis tiek, nepaisant to, kad dažnai tas ekspertiškas turinys, nedažnai, bet kartais ar ne, jisai nesurenka to norimo rezultato, bet jo vis tiek reikia, nes tas žmogus, kuris jau domėsis tavimi, ar tavo paslaugomis, ar tavimi kaip darbuotojų potencialiu, jisai žiūrės giliau. Ne, ir jam bus svarbesnė ta dalis. Taip, tu gali jo dėmesį atkreipti gražią nuotrauką, gražiu vizualu, bet vis tiek jisai norės pamatyti ir tavo ekspertiškumą ir suprasti, kodėl tu esi patikimas, ar ne. Tai čia tas credibility elementas, kuris yra labai svarbus. Tai aš sakau, dėl to, dėl tų faktorių, kas neleidžia pasiekti populiarumo tikslo, jų yra labai įvairių. Aš tikrai manau, kad, aišku, dalis yra ir sėkmės, dalis yra nuoseklaus darbo, kai kurie neišlaukia galbūt, kai kurie labai nori greito rezultato ir jisai neateina per naktį. Būna kartais pasiseka, ar ne, tiesiog, kad žmogus pirmąjį ten savo įrašą, kad ir socialiniuose tinkluose parašo ir ten labai daug, ar ne, surenka visokių reakcijų ir panašiai. Ir atrodo, dabar tai bus visada. Parašo antrą ir 10 kartų mažesnis, ar ne, rezultatas. Ir tada toks nusivylimas, o kodėl čia taip? Tai bet kartais žmonės neišlaukia, kartais žmonės nusivilia per greitai. Tai tiesiog, ar ne, tos ir kantrybės reikia, bet aišku, reikia susidėlioti ir strategiją, reikia susidėlioti, ar ne, atsakyti savo į tuos klausimus, kuriuos prieš tai minėjau, kas aš esu, koks mano tikslas. Nes galbūt mano tikslas vienas, o aš pasirinku priemonės, kurios visiškai neveda prie to tikslo, jos veda galbūt prie kito tikslo. Tai tiesiog tokį pasidaryti auditą, ar tikrai aš viską jau padariau iš tos strateginės pusės prieš imdamasis praktinių veiksmų. Dar aš vakar irgi užmačiau kažkaip socialiniuose tinkluose vienos nuomonės formuotojos nusiskundimą, kad aš čia, žinai, atsisėdau greitai, per kelias minutės susukau ten tokį smagų reelsą ir ten jis išsprogo, o čia ruošiausi, dariau informaciją, jums dėjau ten kelias savaitės, žinai, savo visas pastangas ir laiką skyriau, ir nieko. Tai čia aš irgi taip sakyčiau, kad nėra taip, kad nieko. Tu vis tiek pasieki tuos žmonės, ar ne, kuriem yra aktualu ir kurie įsigilins. Ir vėlgi nuo to tavo tikslo. Ar tu nori būtent populiarumo, ar tu nori tokį profesionalumą išlaikyti ir, kaip sakai, miksuoti yra labai gerai, nes tau duoda ir to, ir to. Vat dar šiek tiek plačiau apie strategiją. Kaip, pavyzdžiui, tu pati, ar tu rašai įrašus, nežinau,
kažkokiu vos netinklelių susidėliojusias, ar labai spontaniškai, kaip dabartiniu metu tas tavo komunikacija vyksta? Dabartiniu metu labiau spontaniškai šiuo metu, bet buvę yra etapų, kai aš turėjau, galbūt netokį jau labai detalų tinklelį, bet buvau susidėliojus temas, kuriomis aš rašau ar ne, ir tiesiog žinau, kada jos turėtų būti iškomunikuotos vienu ir kitu pavydalu, bet aš savo esu labai aiškiai išsigrynusi tas temas, kryptis, ir aš savo esu pasakius, aš kokiam LinkedIn'e, tai aš nemažiau ten 2 kartai, 3 kartai per savaitę turi kažkas būti, tiesiog, kad neprarastum to matomumo bendro. Aišku, vėlgi, jeigu ta pertrauka būtų, nemanau, kad kas nors atsitiktų, nieko nesitiktų, taip galbūt kažkiek pasimirštų, bet tikrai čia nėra didelė problema. Tai vėlgi, čia labai nuo žmonių priklauso. Vieniems žmonėms labai reikia tos struktūros, vieniems žmonėms labai reikia konkretaus plano, tinklelio, nes kitaip niekas nevyks, ar ne, jie tiesiog dienos metu netras laiko. Aš šiuo metu, gal dėl to, kad yra vasara ir toks gal didesnis atsipalaidavimas, aš žinau, kad aš turėsiu to laiko, bet ką aš darau visada, jeigu aš turiu kažkokią idėją ir man labai dažnai tos idėjos gimsta nepatogiose situacijose, ar ne, vairuojant, ar ten duše. Tai svarbiausia yra pasižymėti tą idėją, aš iš karto į nautus tą užsirašau ir kai turiu laiko, tada aš prie jo sugrįžtu. Bet žmonėms, kuriems yra labai sunku pradėti, kurie nežino, nuo ko pradėti, aš visada sakau, atsidarykit savo kalendorių ir pasižiūrėkit, kas jūsų kalendoriuje laukia artimiausiomis savaitėmis. Ir tada dažnai jie pamato, ar ne, o čia važiuosiu ten konferencijų dalyvausiu, ten į komandiruotę kažkokią važiuosiu, bus toks ir toks renginys. Ir tai jau yra temų, ten pasikasus giliau, žmogus pamato, kad tikrai yra labai daug dalykų, apie ką gali rašyti. Bet net ir nebūtina tokių kalendorinių turėti dalykų. Galbūt žmogus, jisai nuolat domisi, galbūt jis nuolat ar ne kažkokiamis tendencijomis domisi tam tikras rytimi ir jis kiekvieną dieną tą turinį vartoja. Tai jisai gali kalbėti ir tais dalykais, kurių jisai galbūt pats nedaro ar nepatiria, bet jisai į tai gilinasi, apie tai skaito, tai jisai tiesiog ar negali dalintis tam tikromis įžvalgomis, nes tai irgi yra tam tikras parodymas, kad aš domiuosi šitą sritimi. Tai apskritai, ar ne, kalbant apie personal brandingą, iš tokios mokslinės, teorinės labiau pusės, personal brandingą galima sieti su tokia vadinamąją signaling theory, kuri iš esmės sako, kad viskas, ką mes darome, tai yra signalai. Ne? Tai aš leidžiu tam tikrus signalus apie save. Tai kai aš dalinuosi tam tikrų turinių, tam tikromis žinutėmis, aš signalizuoju tam tikrą informaciją. Tai auditorijai, tam tikrai auditorijai, kuri man aktuali, bet aišku, nebūtinai ar ne tik tai ta auditorija, kuri man aktuali, ją pamatys. Tai svarbu apgalvoti, vėlgi, ar negrįžtam prie to, kad svarbu apgalvoti, kokius signalus aš noriu apie save skleisti, kokį aš noriu kurti įspūdį apie save kitų žmonių galvose. O kaip išdrįsta? Nes tikrai yra tokių žmonių, kur atrodo turi begalę patirties, ar ne, bet jie tiesiog sako, man nekyla ranka atsisėsti rašyti, nes gal kažkam, ką čia kiti pagalvoja, žinai, gal kitam tiesiog nedrąsu, mes tikrai esame visi labai skirtingi ir jeigu eitum per minę ir duotum mikrofoną pasisakyti kiekvienam žmogui, tai vienas sakytų, kad neduokit man to mikrofono, kitas pats rėktų, duokit man mikrofoną, bet iš esmės, jeigu tu jau esi specialistas, tu turi ką pasakyti, ar ne, ir jeigu tu kaip persilaužti ir išdrįsti, kokia tavo būtų patarimai. Tai aš visuomet sakau, kad personal branding'e, norint stiprinti savo asmeninį prekės ženklą, reikia 4 dalykų. Tai pirmas dalykas yra žinios, antras dalykas yra įgūdžiai tam tikri, arba jeigu už tave gali kas nors kitas tą padaryti, tai irgi okei. Trečias dalykas, ir turbūt svarbiausias, tai yra noras. Ir ketvirtas dalykas yra palaikymas, nes vėlgi tas palaikymas ypač pačioje pradžioje yra labai svarbus, kad tave tavo artima aplinka palaikytų. Ir aš nekalbu tik apie tai, kad jinai ten laiką turėtų uždėti, kas irgi yra labai žmogui faina, ar ne, ypač pradžioje. Bet tiesiog, ar ne, kad mes turėtume aplink save žmonių, kurie džiaugtųsi už mus, ar neskatintų mus. Nes būna, ar ne, ir skeptikų, ir tiesiog žmonių, kurie nemato tame vertės, tai geriau tuo metu, ar ne, su jais apie tai nekalbėti, mažiau kalbėti. Tai labai svarbus yra noras. Jeigu žmogus nori ir nedrįsta, tai čia jau yra gerai, ar ne? Bet svarbiausia, jeigu jisai nori. Jeigu jis nenori, vadinasi, gal šitai sričiai dar nėra laikas jam.
Bet jeigu žmogus nori, tai tas išdrįsimas, tai vėlgi žmogus, jeigu savo atsako į tuos strateginius klausimus, jeigu jisai susidėlioja ant vieno lapo ar ne tos pagrindinius dalykus, tai jau yra didelis žingsnis. Aš visuomet sakau, ar ne, nedrąsu, ar ne, bet kas gali įvykti blogiausia? Kas gali įvykti blogiausia? Kas gali blogą komentarą gausim? Ir kas? Tai tokia yra kaina kartais, ne? Bet vėlgi, ar ne, galvojant apie tam tikrus socialinius tinklus, bet aš apie LinkedIną galvoju, kiek aš kartų esu gavus kokį nors nekokį neigiamą komentarą per turbūt jau kokius, nežinau, 8 daugiau turbūt metų rašymo, turinio kūrimo, gal kokius 4. Tai aš sakyčiau, kad yra labai nedidelis skaičius ir tai tas nefainas komentaras, jis netgi nebuvo labai kažkoks tai žulus ar nemandagus, jis tiesiog buvo ne į temą. O tokių komentarų, kur žmogus galbūt nesutinka su mano nuomonė, aš net nelaikau nefainais. Tai yra labai normalu, tai labai faina ir iššaukia tam tikrą diskusiją. Tai jeigu žmogus tikrai labai nedrįsta, bet tarkim, ar ne, kažkokia žinutė yra suderinta, bet jis nedrįsta jos įdėti ir paspausti to publish mygtuko, tai tegul paprašo, kad kas nors kitas už jį tai padarytų. Tas publish ar ne, ir kas blogiausia gali nutikti. Tai jeigu labai blogai bus, ištrinsim, viskas gerai. Nieko tikrai suprantu, kad ta drąsa kartais yra iššūkis, bet jeigu žmogus nori, jisai galiausiai išdrįsta. Ir aišku, kai jisai pamato tam tikrą rezultatą, tada viskas pasikeičia, tada žmogus tampa daug labiau motyvuotas, daug drąsesnis. Tai aš linkiu pradėti eksperimentuoti, nebijoti, pabandyti. Ir man dar labai norėtųsi pasinerti į tokias krizes, ar ne, mini ar didesnės. Tikrai būna taip, kad žmogus atrodo, nežinau, pasistatė labai gerą įvaizdį kitų akise, ar ne, bet, nutinka gyvenimas, ar ne, kartais, netgi kalbant apie smulkės kažkokias, kaip pavyzdys freelancerių, ar ne, kada, nežinau, gauna klientą, ar ne, viskas lyg ir gerai, bet procese numatai, kad, kaip sako, laukai nesueina, nuomonės nesueina ir kažkaip galbūt, labai negražiai išsiskiria, nežinau, piktuoju, taip sakant, kažkokios įvyksta irgi, nežinau, tikriausiai socialinius tinklus nepuola rašyti, bet ar ne, apie tave vėliau kažkaip gal negerai atsiliepia. Kaip su šituo, tikriausiai juokinga, bet neprisidaryti krizių, bet jeigu tu jau prisidarai, ar ne, kaip iškuopti tą privirtą sriubą? Tai vėlgi, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, tai yra klausimas, ar ne, koks yra pateikimas, ar ne, tarkim, to neigiamo komentaro ar kažkokios neigiamos reakcijos. Tai jeigu ar ne, tarkim, kas nors parašo neigiamą, net ne komentarą, ar komentarą, arba ten postą socialinėme tinkle, ten užtagina, ten sudeda visą informaciją, tai tas sureagavimas, jisai dažnai yra vertingas. Ir čia vėlgi iš tokios teorinės pusės mes dažniausiai galime sureaguoti arba priimti, tas accept, arba deny, ar ne, tas paneigti tam tikrus dalykus. Ir čia vėlgi priklausomai nuo konteksto. Bet aš manau, kad jeigu žmogus, jisai užtikrintas yra, kad jis, iš savo pusės padarė viską, tai jis tikrai neturėtų bijoti, ar ne, nes jis greičiausiai turi 10 kitų klientų, kurie, paneigtų, ar ne, tą informaciją. Ir šiaip aš to labai tokio, ar ne, ėjimo į viešumą su tais neigiamais komentarais, ar ne, ir kažkokiais skundais, man tai labai svetima ir aš labai to iš viso nerekomenduoju, nebent jau ten tikrai yra kažkas tokio, kur nežinau, ten teisinės instancijos turėtų įsikišti, bet aš manau, kad tai irgi tas ėjimas su neigiama žinutė pasako daug apie žmogų ir aš, pavyzdžiui, nenorėčiau savo įvaizdžio per tai kurti. Geriau turbūt įsiaiškinti būtų asmeniškai, bet jeigu taip jau yra, tai žmogus turėtų papasakoti vis tiek savo versiją. Jisai turėtų papasakoti, kas iš tikrųjų tenais nutiko, arba papasakoti, kodėl įvyko taip, kaip įvyko ir tada ta diskusija jinai kažką išsirtuliotų ir gera naujiena yra ta, kad apie visas krizės, apie daugumą krizių anksčiau ar vėliau kiti žmonės pamiršta. Čia, žinai, iš PR vadovėlio, nebėgti ir atsistoti ir pasakyti ar netiesą, kaip iš tikrųjų buvo. Taip. Tai čia vienas geriausių. Ir mes šiek tiek šnekėjome apie tą populiarumą, ar ne, bet dar išskirčiau, žinai, tą autentiškumą žmogaus ir tą trendų medžioklę, nes tikrai žmonės besivaikydami, taip sakykime, to populiarumo, kažkokio įvaizdžio, kuo greičiau, kuo geriau sukūrimo, ar ne, tai vaikosi kažkokių trendų, kažkokių temų, kas yra ne apie juos galbūt,
vat kokios yra to pasiekmės, žinai, vėliau, paskui tu gal sustoji ir galvoji, ką man toliau daryti, ar ne? Jeigu tu laikant bėgant tiesiog pamatai, kad čia ne tavo buvo. Ką tokioje situacijoje daryti? Jo, tai visų pirma, tų tendencijų nereikėtų labai aklai vaikytis. Aišku, jeigu tai yra susijęs su tam tikrais formatais, ne, na, pavyzdžiui, ten Instagram'e, prieš kiek čia jau daug metų, 3-4 reelsai, kai atsirado, tada dauguma perėjo ir čia viskas yra ok, ar ne, norisi paeksperimentuoti su tuo formatu, kuris tuo metu trendina, kuris leidžia pasiekti didesnę auditoriją. Bet jeigu dabar, ar ne, vat, pavyzdžiui, ar ne, aš vėl apie save galvoju, dabar, na, jau net ne dabar, ar ne, jau daug metų ant bangos yra ten tas tvarumas, ar, tarkim, longevity temos. Ir jeigu dabar, ar ne, aš bandyčiau jas kažkaip dirbtinai integruoti, vien dėl to, kad jos yra populiarios, tai, na, tai būčiau ne aš. Ne, tai nebūtų mano temos ir tas galbūt atrodytų keistai. Aišku, jeigu aš tuo nuoširdžiai pradėčiau domėtis, tai jau vėlgi visai kita istorija. Tai čia turbūt toks patarimas, kad jeigu aš galiu kalbėti apie tai, kas madinga, net jeigu tai nėra visai mano tema, bet aš tada turiu to pasidomėti. Nes anksčiau ar vėliau, ar ten gyvuose pokalbiuose tas išlenda, ar ne, kad nu, tas padaryta vien tik tai dėl tokio besaikio vaikymosi. Bet jeigu žmogus jau tą padarė, ar ne, ir jis vėliau suprato, kad čia yra ne jo, na, aš sakyčiau, palaipsniui turbūt tiesiog grįžti prie tų temų, kurios yra jo. Tai vėlgi tą istoriją, ar ne, ją galima palikti, ją galima užhaidinti, ar ne, užslėpti. Bet aš kažkaip labai didelės problemos nematau, tiesiog, kad tas neduos greičiausiai ilgalaikį perspektyvą kažkokių tai rezultatų. Bet čia, vat, kalbant apie tas kitas temas, ar ne, tai aš šiais metais, šių metų pradžioje, taip įsitikinau, kaip veikia tas nuoseklumas tam tikros temos rodymo. Ir istorija labai paprasta. Aš nuo rugsėjo pradėjau praktikuoti Wim Hofo metodą, tiesiog maudytis šaltame vandenyje ir žiemą. Ir tiesiog tai nėra, kad aš ten apie tai rašyčiau įrašus ar apie tą longevity temą kažkiek lieščiau. Ne. Tiesiog aš, kai maudydavausi ten, tai būdavo selfis, ar ne, iš to vandens šalto ledinio žiemą. Ir susitikau su vienu bičiuliu, kuris kvietė kalbėti konferencijoje ir sako, nu, Dominika, gal tu gali padaryti pranešimą apie šitą temą ir apie šitą metodą, galbūt čia apjungti kažkaip su personal brandingu. Ir aš taip, nu, palauk, bet tai žinok, tai šitoje vietoje, na, aš nesu visiškai ekspertė, aš tiesiog pradėjau, aš esu pradinukė. Bet tas faktas, ar ne, kad nors tai yra tiesiog stories, bet jeigu tu žmonėms kasdieną rodai, ar ten kas antrą dieną rodai tokį turinį, labai greitai žmonėms užsifiksuoja ir tave pradeda asocijuoti su ta tema. Tai vėlgi parodo, kokia yra svarbi ta nuoseklumo linija. Nes tai, kas yra nuoseklu, tas pradeda veikti, ar ne? Mes pradedame užimti tam tikrą poziciją žmonių galvose, jie pradeda mus sieti su tam tikra tema. Čia man toks buvo smagus įrodymas, kad, na va, dabar norėčiau kažkokią kitą temą įdiegti, man reikėtų tiesiog pradėti kasdien apie tai kalbėti, rodyti ir ypač vizualiai, kad žmonėms tas užsifiksuotų. Čia, žinai, tas personal brandingas yra kaip gyvas organizmas. Kaip tu keitiesi, ar ne, po truputį atrandi naujus dalykus, taip ir tavo tas įvaizdis po truputį transformuojasi. Visiškai taip. Ir čia šitą temą liečiant, vėlgi dažnai žmonėms atrodo, na, okei, aš čia dabar vienoj srity dirbu ir dabar persikvalifikuosiu, pabaigsiu naujus mokslus ar tiesiog pakeisiu karjeros sritį, kaip čia dabar bus, kaip čia mane nuskaitys. Aš visuomet sakau, kad net ne rebrandingas čia yra asmeninis. Čia yra, aš vadinu tai personal toks revolution, kur R yra skliausteliuose tokia evolution ir kartais R prisideda, ar ne revolution, jeigu tai yra labai jau radikalus pokytis. Bet tai yra visiškai normalu, žmonės nori, gali ir turi teisę keisti karjerą. Aš sakyčiau, čia yra svarbiausia parodyti, papasakoti tą istoriją, kodėl tas pokytis įvyko, kaip aš atradau save kitoj srityje ir tas yra labai įdomu. Tai tiesiog išeiti su tam tikra komunikacinė žinute, net ir gyvų pokalbių metu, nes dažnai klausia, ar ne, tai kaip čia įvyko viskas, tai turėti savo paaiškinimą. Ir jeigu mes kalbam apie komunikaciją, ir jeigu aš aktyviai rašiau vieną temą, ar ne, komunikavau, kalbėjau vieną temą ir tada jinai keičiasi, tai aš visada rekomenduoju tai parašyk, kaip čia viskas tas pokytis vyksta, pradėk nuo ten about dalies, ar ne, tam pačiam LinkedIn'e, bet taip pat ir socialiniuose tinkluose, ar ne, įrašuose, paminėk tos dalykus. Nes visa ta istorija, jinai dažnai būna labai įdomi ir logiška, kodėl tas pokytis įvyko. Čia vėlgi tas pats senas geras storytellingas, ar ne? Taip, visiškai teisingai. Žiūrėk, pabaigai labai norėčiau, kad išskirtum tokius savo nuo savęs visiškai patarimus žmogui, kuris, žinai, šiandien išklausė podcastą ir sako, nu, atsisėdu, aš dabar
su lapu, susirašau visus tos dalykus, ar ne, kokius pagrindinius patarimus jam duotų. Tai mano pagrindiniai patarimai būtų pradėti nuo tų strateginių elementų. Tikslas, auditorija, pozicionavimas tai yra, kas aš esu, ko aš išsiskiriu, dėl ko aš esu patikimas. Tai jeigu žinau auditoriją ir tikslą, kokie bus mano pagrindiniai kanalai, atsakau savo šitą klausimą, kokios bus pagrindinės mano komunikacijos kryptis, tada ką aš galiu apskritai dar daugiau padaryti su to turiniu iš formatų pusės. Ir kalbant apie formatus, tai nesivaikyti trendų, bet rinktis tuos formatus, su kuriais aš jaučiuosi jaukiai. Ypač jeigu pradedu, ar ne, jeigu aš nemėgstu video, tarkim, tai tikrai man nufilmuoti tam tikrą video bus labai didelis iššūkis. Bet gal man labai patinka rašyti. Sugalvoti, kaip nuosekliai aš tą darysiu, kaip aš plėsiu savo networką ir kas man parodys, kad mano pastangos atsiperka. Tai pradėčiau nuo šitų dalykų ir kai aš turiu juos susirašęs ant balto lapo, tada užsirašyčiau 3 pirmus jau tokius labai įgyvendinimo žingsnius. Tai dabar aš išsigryninau pozicionavimą, žinau, kas mano yra auditorija, aš turėčiau susitvarkyti savo socialinius tinklus, kaip kitas žmogus, ar ne, jeigu jis atras mano profilį specialiai ar nespecialiai, ką jisai tenais pamatys. Ar dabar ką aš turiu, ar aš noriu, kad tai būtų. Tai kartais šitas namų darbas jisai labai užtrunka, nes vis tiek reikia prisėsti, skirti tam laiko, bet tai yra labai svarbu. Tada antras žingsnis galėtų būti, pradėti, ar ne, jau susitvarkius, padarius tą higienos aspektą, pabandyti parašyti tam tikrą pirmąją žinutę, jeigu tai yra jeigu socialinis tinklas yra kanalas. Jeigu kanalas yra kitas, tai su tuo galėtų būti susijęs dalykas. Ir trečias žingsnis galėtų būti labiausiai susijęs su tuo įrodymo aspektu. Aš savo turiu atsakyti labai aiškiai klausimą, kas man parodys, kad tos pastangos atsiperka. Ir aš turėčiau pradėti stebėti, ar ne, tam tikrus mažus žingsnius, mažus rezultatus. Nes tada aš matysiu, kad tai veikia ir mane tai labiau motyvuos. Tai strateginiai aspektai, socialinių tinklų higiena, eksperimentavimas ir labai savo aiškus įvardinimas, kas man bus tas geras rezultatas. Tai ačiū tau labai visiems, kam kyla klausimų, tai kviečiu pas Dominiką pasikonsultuoti. Ačiū. Ir ačiū tau, Dominika, už pokalbį ir už visus patarimus. Ačiū, Greta.